Noriu šiandieną, pagaliau atėjo mano eilė, ir aš galiu pasidalinti Dievo žodžiu taip pat, nors, kaip sakant, visada mes esame veiksme, visada mes kažką tai darome, kažkur kažką tai kalbame. Taip kad čia noriu pasakyti, kad turėjome daug svečių, beveik visą mėnesį buvau išvažiavęs kitur tarnauti. Rusų kalba netgi, kaip džiaugiuosi, kad galiu pamokslauti lietuviškai. Ir vaikai jau išėjo, tiesiog skleisiu paslapti, kur jie eina, ką jie darys. Jie šiandieną plauks su plausto. Ir mums buvo galima tik tai 12 žmonių, kad būtų. Ir mes tai pergyvenome, kad nebūtų daugiau negu 12, nes kitaip gali tekti antrą kartą dar važiuoti juos plukdyti per 2 reisus. Todėl mes taip džiaugiamės, kad čia buvo lygiai 12. Tai va, jie šiandieną, jų pamokėlė, jie su plaustu kelsis į kitą krantą. Kaip Jėzus kėlėsi į kitą krantą, taip jie kelsis į kitą krantą ir po to jie ten turės toliau visus atrakcionus savo. Tai va, šiandieną noriu pakalbėti apie Dievo teisingumą. Tokia mintis rutuliavosi jau labai seniai. Paskutiniu metu daug mačiau, daug galvojau ir tikrai galbūt aš taip jau kaip ir save bandžiau sustabdyti, sakydamas gal atidėk tai kitam sekmadieniui ar kažkokiam kitam kartui, tuo labiau, kad aš pagalvojau, kad to kito sekmadienio faktiškai jau nieko ir nebeliko, nes turėsime viešpaties vakarienę. O kaip ir dėl viešpaties vakarienės pagalvojau, bus per daug ilgas pamokslas, kad po to dar laužyti duoną. Po sekančių sekmadienio mes su Viera išvažiuojame toli, todėl mūsų viso beveik mėnesį nebus, bet bus Donatas, bus Vaidas, bus Rūta dar pusę mėnesio, po to ir Rūta irgi prisijungs prie mūsų. Mes išvažiuojame sveikinti mūsų pastoriaus Jono Viederio 80 metų, todėl pagalvojau, kad reikia šiandieną išsakyti tai, kas yra mano širdyje, tai, ką Viešpats įdėjo ir galbūt jis norėtųsi, žinote, kai mes suprantame, kad sekančią savaitę evangelizacija ir galvoju kažkaip tai savo širdyje, galvoju, reikia kažką tai tokio apie evangelizmą, kad čia mes visi užsidegtume, eitume, skelbtume evangeliją. Bet žinot, Viešpats sudėliojo taip, kad kažkokia tai prasme tai irgi bus mums toksai kaip ir pasiruošimas, kaip ir suvokimas iki galo to, kad tai ką mes turim, ką mes darom kaip bažnyčia, mes privalom ir toliau vykdyti ir turėti tą tikslą. Bet šiandieną aš noriu pradėti nuo to, kad dažnai mes sakome teisinga, neteisinga, jo. Mūsų kaip žmogiškas gyvenimas visada kitą kartą mes labai greitai reaguojame. Kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Ir aš šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kas yra Dievo teisingumas ir yra žmogaus teisingumas. Aš tikiuosi, kad mes po truputėlį įsivažiuosim ir aš tikiu, kad mes suprasime tai, ką aš noriu pasakyti. Visą laiką daugumą dalykų, daugelį kartų mes girdėjome, sakome, reikia kovoti už teisybę, jo. Tai už teisybę, aš jau už teisybę, suprantat, negaliu, nekenčiu neteisybės ir dar kažką tai. Ir, žinote, visada yra tas toksai slidus reikalas šitose dalykuose. Mes kitą kartą galbūt net nepamastome iki galo, nesudėliojame iki galo, būtent kas tai per teisingumas. Ant kiek čia yra teisinga ir ant kiek čia yra neteisinga. Ir dažniausiai pereinama yra į tai, kad, žinote, mes gyvendami be bažnyčios jau dažnai
bandome čia, žinot, kovoti už teisybę, už neteisybę, už teisybę. Ir kai mes ateiname į, jau kaip tampame bažnyčios dalimi, mes jau kaip bažnyčia pradedame kovoti už kažkokią tai netiesą, tiesą, netiesą, teisingumą, neteisingumą. Be abejo, aš nieko prieš neturiu, mes turime turėti kiekvieną savo nuomonę. Mes galime ją turėti. Mes galime turėti savo nuomonę ir turėti aiškią poziciją, pavyzdžiui, ten dėl to ir dėl ano. Bet jokių būdų mes negalime tai paimti ir cituoti, kaip kad čia yra būtent Dievo teisingumas. Ir žinote, daugelis tokių dalykų dažnai vyksta, prasideda per bažnyčią, kai mes, matydami kažkokį neteisingumą, mes kaip bažnyčia pradedame kovoti su ta tipo kažkokiu neteisingumais. Tai yra kaip ir, esmė yra visame tame, kad mes galime matyti daug dalykų. Bet Dievas duoda mums tą supratimą, suvokimą. Ir aš manau, kad kitą kartą bažnyčia pamiršta tą pagrindinį dalyką. Ir mes tampame tokie, žinot, kai mes dažnai įsivažiuojame ir įsivaizduojame, kad mes esame jau dievai. Ir mes jau galime atskirti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, kodėl yra tai neteisinga, kodėl būtent elgiasi taip, o kodėl šitaip nesielgia. Ir mes įvairiausiais būdais, kaip bažnyčia, pradedame kaip ir tokį polimą, kad tą teisingumą atstatyti. Vienas iš tokių paprastų pavyzdžių, pavyzdžiui, aš turiu tokį supratimą, tokią nuomonę, kad mes kaip bažnyčia, mes neprivalome ir tai gal yra daugmaž kvaila manyti, kad paimkim, išrinkim, ką nors iš mūsų, kažkokį tai protingą žmogų, ir nusiųskim jį į Seimą. Išrinkim jį į Seimą. Įkiškim jį tarptų visų pasauliečių žmonių, tegul jis tenais būna šviesa ir tokiu būdu jis ten kažkokią padarys teisybę. Jis nieko nepadarys. Mes sužlugdysim žmogui gyvenimą. Aš suprantu, kad 144 vietos Seime, kažkur tai panašiai. Tai, galbūt, jeigu mes didžiąją pusę dalį nusiųstume žmonių, galbūt kažkoks ukrainietiškos muštinės tai tikrai būtų jau tos tokios, kai Seime rodo ten, kaip jie kapojasi tenais. Tai kažkas panašaus būtų. Bet suprantat, nuo mūsų, nuo žmonių niekas nepriklauso. Niekas nepriklauso. Šiandieną mes suprantame, kad mūsų pareiga yra atstovauti Dievo tiesą, Dievo teisybę, Dievo teisingumą. Tai, ko Dievas iš mūsų laukia, tai visų pirma, tai, kad mes darytume tai, kas priklauso daryti bažnyčiai. Tai skelbti žinią, melstis, tarnauti kitiems ir taip toliau. Ir tiesiog paimkim, perskaitykim pirmą rašto eilutę. Tų rašto eilučių čia kaip ir daug aš prisiieškojau, nes aš taip pastebėjau, kad labai daug dalykų yra kalbama apie visą tai. Ir čia pirmas laiškas Korintiečiams, 4 skyrius, 5-6 eilutės yra. Čia yra pasakyta, 1 Korintiečiams, 4 skyrius nuo 5 iki 6. Sako, todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau savo ir Apolui, kad iš mūsų pasimokytumėt negalvoti daugiau negu parašyta ir kad nepasipūstumėte vienas prieš kitą. Sako, negalvoti daugiau negu parašyta.
Negalvokime daugiau, negu kad yra parašyta. Mes visada turim aiškiai suprasti, kas yra parašyta, o ko nėra parašyta. Tai vėlgi noriu lenkti tai, kad Dievo žodis mums sako, ką mums daryti. Ir kiekvieną kartą mes, be abejo, mums yra sunku matyti neteisybę. Aš nekalbu, kad mes nebeturim matyti tų neteisingų dalykų. Jų visada buvo, visas pasaulis pilnas yra neteisybės. Kad ir kaip mes norėtume nematyti, mes visada matysime tą neteisybę. Bet esmė yra ta, kad Paulius sako labai aiškiai, sako, visą tai, broliai, jūsų labai pritaikiau savo ir Apolui, bet prieš tai dar pirmą eilutę, todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Viešpats ateis. Viešpats ateis daryti teisingumo. Viešpats atskleis viską. Viešpats viską parodys. Viešpaties yra teisingumas. Todėl šiandieną mes turime aiškiai suvokti giliai savo širdyje, tos neteisybės visada buvo ir bus. Žmogiškasis faktorius visada greitai sureaguoja į neteisybę. Ir tai yra, sakykime, galbūt netgi tai pasakysiu, velnio pinklės, kurias jis įmeta į mūsų gyvenimą, kai mes matome kažkokius neteisingus dalykus. Ir mes kitą kartą pasimauname, kaip sakant, paslystame ant to, galvodami, kaip čia dabar, mums reikia kažką tai daryti. Jo? Žinote, daugelis karų prasidėjo dėl to teisingumo, kuris kabutėse buvo kažkam tai tipo svarbu. Žinote, daugelis karų prasidėjo dėl to teisingumo. Žinote, netgi tas Maidanas, kuris prasidėjo 3 metai atgal jau, kažkur tai panašiai, plus minus 2,5. Irgi prasidėjo dėl to, kad kažkas matė, kad yra neteisybė. Aš sutinku, tai buvo neteisybė. Tikrai buvo gal sakykime, žiauri neteisybė. Bet iki šiol sakykime, nedingo ta neteisybė. Šiandieną girdim daug visų kitų dalykų, kai mes matome, kad ten niekas labai daug nesikeičia. Kaip korupcija buvo aukščiausiam lygiai, taip ir yra Ukrainoje. Ten tauta yra jau taip įpratusi gyventi. Ir žinote, tas tėvo visi dalykai, tas toks tipo teisingumas, jis atneša dar daugiau keršto ir dar daugiau pykčio. Žmogiškas teisingumas, aš kalbu apie žmogišką teisingumą. Todėl šiandien aš noriu, kad mes suvoktume vis dėlto, kokia yra pozicija Dievo, kaip Dievas žiūri tą teisingumą, žmogišką teisingumą ir kokį Dievas mums parodo ir kalba teisingumą. Ir žinote, jeigu taip žiūrėtume į žmogišką teisingumą, kaip aš minėjau jo, jis atneša kerštą, kuris gimdo skausmą. O Dievo teisingumas atneša ramybę ir stabilumą. Tai yra 2 skirtingi pojūčiai. Neseniai perskaičiau tam tikrų biografijų žmonių, kurie galbūt tokie ypatingi. Čia tik tai keletas tų tokių biografijų, kurie ypatingai, jie gyveno pasaulietišką gyvenimą, jie buvo lyderiai, jie buvo garsūs žmonės ir jie atvirai žemino Dievo vardą. Ir žinote, skaitydamas jų
gyvenimo pabaigas, jų gyvenimo istorijas, ten labai aiškiai ir gerai matosi vis dėlto tas kontrastas. Ir jeigu mes ten pažiūrėtume į tam tikrų žmonių, kai kurių aš tokių nelabai net žinau, keletą tik tai, ta prasme, taip kad girdėjęs tai esu, bet kas per veikėjai tokie, ten labai sunkiai buvo ir išsiaiškinti, neturėjau laiko ten ieškoti jų, kas jie ten tokie buvo. Ten tokį Volterą aš šiek tiek esu girdėjęs, apie Leniną taip pat esu girdėjęs labai daug, patikėkit, yra dar ten žmonių, kurie sako, buvo parašyta, kad šitie žmonės savo gyvenime pabaigė savo gyvenimus išprotėję. Pavyzdžiui, ten skaičiau, kad Leninas pabaigoje savo gyvenimo jis antiek išprotėjo, kad stalo prašė atleidimo, kėdės prašė atleidimo, kiekvieno daikto prašė atleidimo, kol galų gale numirė. Vienas iš šitų veikėjų, jis tiesiog visą savo pabaigą gyvenimo buvo uždarytas geležiniam narve ir lojo. Kiti dalykai irgi ten tiesiog iki išprotėjimų žmonės gyveno. Išprotėjo ir šitai pabaigė šitą gyvenimą. Vienas iš tokių įdomiausių pavyzdžių, kas man labai patiko, tai Johnas Lennonas. Žinot, Beatlų vienas iš lyderių, kuris savo piko metu, kai Beatles buvo labai stipriai išgarsėję, jis pasakė interviu tiesiogiai, sako, kad krikščionybė tuoj greitai išnyks. Nes Beatles, jie yra garsesni už Jėzų Kristų. Ir sako, Jėzus buvo okei, sako, bet tai, ką mes duodam dabar, sako, yra žymiai geriau. Ir sekančią dieną jis buvo, ta prasme, jis žuvo. Berods žuvo tiesiog kažkokiam tai autokatastrofai ar kažkur tai. Šovė jį 6 kartus ir jį nenušovė. Įsivaizduojat? 6 kartus iš nugaro šovė ir jį nenušovė kažkoks vienas psichopatas. Bet po to jis iš karto žuvo. Ir aš tai pagalvojau, žmogus kažkas tai norėjo paimti tą šlovę iš jo, kad būti žudiku to garsaus žmogaus. Bet jam nepavyko jį nužudyti. Bet po kelių dienų jis žuvo. Būtent įvykyje. Toksai kitas kažkoks garsus žmogus, Brazilijos kažkoks politikas, jis pareiškė, sako, jeigu aš surinksiu 50 000 balsų, sako, pats Dievas manęs nesustabdys tapti prezidentu. Jis surinko 50 000 balsų, bet prieš pat jo pašventinimai į prezidentus jis staiga susirgo ir mirė. Marilyn Monroe, tokia aktorė buvo. Pats Billy Grahamas atėjo pas ją ir sako, Dievo dvasia atvedė kalbėti jums Dievo žodį. Jinai išklausė ir pasako, man nereikia jūsų Jėzaus. Po savaitės ji atrasta mirusi savo namuose. Ir tokių pavyzdžių yra daug. Ką aš noriu pasakyti? Yra tokia Romiečiams 12 skyrius, 17-21 eilutės. Romiečiams 12 skyrius, nuo 17 iki 21 eilutės. Sako, niekam neatmokėkite piktų už piktą. Rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akise.
kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei. Nes parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Va kas yra teisingumas. Dievo yra teismas. Dievas teisė. Man labai patiko tas pavyzdys, sako, vienas psichopatas šovė 6 kartus jam iš nugaros ir niekaip jo negalėjo nužudyti. Bet atėjo laikas, Dievas padarė savo teismą. Dievas yra teisėjas. Kitą kartą mes sakome, kodėl tokia neteisybė, kaip žemė šitokį nešioja. Ir mes sakome, ir mes norėtume kažkaip tai susidoroti su juo, kad tik tai jam būtų blogai. Bet Dievas yra teisėjas. Ir jis sprendžia taip, kaip jam reikia. Jo teismas yra teisingas. Jo teismas yra teisingas. Jis žino laiką, jis žino kodėl, dėl ko ir kada. Šitie žmonės, jie akivaizdžiai priešinosi Dievui. Jie šmeižė Dievą. Žinote, tas pats paprastas įvykis jo, kurį mes irgi gerai žinome, Titanikas, išplaukdamas, interviu visam pasauliui. Pats Dievas jo nenuskandins. Deja, tik pusę kelio nuplaukė. Vėlgi mes turime suprasti, ką reiškia Dievo teisingumas ir žmogiškas teisingumas. Kaip dažnai mums sukelia emocijas kažkokie neteisingi dalykai, bet Dievo žodis sako, rūpinkitės, nesipriešinkite. Sako, todėl jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį, dar ko betrūko. Jo? Jis ant manęs varo, jis čia plauna pinigus, jis čia dar kažką daro ir aš dar turiu juo rūpintis. Taip dažniausiai suveikia mūsų žmogiškos ambicijos. Bet Dievo žodis taip sako. Mes turime atskirti, kas parašyta, o ko nėra parašyta. Aš tikrai žinau, kad yra daug tokių įvairiausių pavyzdžių. Vieną irgi neseniausiai perskaičiau, bet esu girdėjęs ir panašų tokį pavyzdį labai. Bet ten buvo tokio vieno dvasinio veikėjo iš Rusijos seneliai. Jie įtikėjo, išgirdo Evangeliją ir tas vyras įsitikėjo iš karto. Jis tiesiog suprato, kad ta žinia yra jam, jis paėmė šitą žinią. Jis tiesiog gyvai atsivertė į viešpatį ir prieš tai jie buvo pravoslavų, bažnyčiai priklausė, lankydavo susirinkimus ir jis tiesiog pradėjo nebevaikščioti į bažnyčią, bet susitikdavo su broliais ir jie melsdavo, čia prieš karą buvo kažkur tai 1901 kažkelintais metais ir jis visą laiką melsdavos. Ir ta žmona, jinai tokia jau užkietėjusi pravoslavė, eina pas batiušką, klausia, kaip man čia išmušti iš jo galvos šitą tikėjimą. Batiuška jis sako, nu ką, paimk, sako, kai jis tik tai atsiklaups melstis vakare, sako, tu paimk tą kibirą su atliekom ten, kaip jis ten dar vadinasi, pamazgom, va. Sako, ir pilk jam ant galvos. Jinai taip ir darė visą laiką. Jis tik atsiklaupė melstis, ta prieina su pamazgu kibiru ir pilant jo. O jis toliau meldžiasi. Mato, kad nepadeda. Eina vėl pas batiušką, sako, ką daryti? Sako, tu žinai, sako, tu pasek jį
pasek jį, sako, kuris ten nuveis melstis su kitais vyrais. Sako, paim pagalį ir viešai jį prikulk. Nu ir ką, jinai seka jį, pamato įeina į kažkokią tai trobelę, pasiema gerą kočėlą, nu ir ką, ir įsiveržė į maldos kambarį, visi vyrai klūpė ant kelių, pakelia rankas, meldžiasi ir staiga jai iškrenta tas kočėlas, jinai pamato, Dievas ją tiesiog prie jos prisiliečia, jinai ten atgailauja, jinai ten tiesiog atsiprašo vyro ir tokiu būdu visa šeima atsivertė. Ir, žinot, tas toks pavyzdys dar kartą tik tai parodo, kad kerštas už kerštą nieko nekeičia. Dievas daro savo darbą. Dievas žino mūsų širdis. Ir mes galime bandyti, kovoti, bandyti priešintis prieš kažką tai, dėl kažko tai, bet Dievas, jis daro tai, ką jis turi daryti. Todėl mes šiandieną aiškiai turim nubrėžtą, kaip sakant, nubrėžtą liniją. Sakau, man kitą kartą kaip ir yra tokių momentų, kai sunkiai suvokiami yra tokie dalykai. Čia visai neseniai vis dėlto ryžausi paskaityti šiek tiek. Yra toksai Miravoj Paredak, išleido vienas iš garsių pastorių, Lidejevas toksai. Ir aš taip biškai bandžiau permest. Ir aš taip kažką daug girdėjau, bet aš neturėjau laiko ten gilintis į tos dalykus, man tai visiškai neįdomu. Bet aš taip pažvilgtelėjau į tą ir pasižiūrėjau, kokios erezijos surašytos. Žinot, tokie išvedžiojimai iš tokių Jėzaus visokių pavyzdžių išvedžiojimai. Vienas iš tokių momentų, kai, žinot, sako, kai Jėzus įėjo į miestą ant Asilaičio jodamas, sako, ten buvo žemo sluoksnio žmonės. Jie dėjo palmę savo rūbus. Tarp jų nebuvo žmonių garbingų. Todėl tiesiog visą tai subliuško. Neišėjo Jėzų pašlovinti. Bet jeigu būtų buvę Seimo nariai ten, tada būtų buvę visiškai kitaip. Ir žinot, tik skaitai ir galvoju, wow, kokia įdomi versija. Ir todėl šiandieną daugelis bažnyčių juda į partijas, daro partinės tokias, sakykime, partijas krikščioniškas ir bando užkariauti Seimą. Vietoj to, kad mes darytume tai, ką bažnyčia turi daryti. Nes pasaulis ir bažnyčia tai nėra tas pats. Ir aš manau, kad šiandieną yra tokių daug dalykų, kai mes kitą kartą bandome kovoti. Ir aš taip žiūriu kitą kartą ir vadinu, čia tas pats, kas kovoti prieš malūną. Mes bandome ten, kaip tas Don Kichotas, jo su savo tą ietimi nugalėti šitą malūną. Ir mes pralaimime, nes ne su tuo kovojame. Ne dėl to kovojame. Ir kai šiandieną tu matai visą tai, tu supranti, kad mūsų kova yra neatsilyginti už piktą piktu, bet už piktą atsilyginti geru. Ir čia mūsų saugikliai visi perdega. Mes sakom, wow, kaip čia dabar? Neįmanoma, jo, kaip sako kitą kartą. Ko čia per nesąmonę? Bet čia yra mums visiems išbandymas, tame yra krikščionybė. Sako, tu sukrausi žaries ant jo galvos. Prisiminiau. Toks vienas juokelis yra, sako,
perskaitė rašto eilutę šitą. Ir vyras ten neklausė, tai sako, ateina vyras toksai visas nusvilintas ten. Sako, tai va, sako, žarijų neradau, sako, tai verdančių vandenių, kaip liejau, sako. Žinote, vėlgi mes turim suprasti iki galo viską, ką Viešpats mums kalba. Sako, taip darydamas tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Štai yra teisingumas. Va tokio teisingumo mes turime siekti savo gyvenime. Va toks teisingumas turi įsiviešpatauti mūsų gyvenime. Mes turim, be abejo, visada yra tas toksai pagunda, aha, tu šitaip. Tai tada turėk. Tau nepasisekė, jo. Ir čia va tas momentas ir yra, kad mes turime nugalėti save. Ir aš galvoju, tai kiekvienam iš mūsų yra išbandymas. Aš visų pirma tai savo sakau. Aš tikrai šiandieną sakau savo, nežinau, kad dažniausiai žmogiškos ambicijos suveikia antraip. Norisi to tokio teisingumo. Bet ne tam mus Viešpats pašaukė. Ne tam mus Viešpats atpirko savo šventų krauju. Ne tam Jėzus nuvėjo ant kryžiaus, kad mes kovotume su kalavijais. Kad mes bandytume pakeisti Seimą. Kad mes bandytume pakeisti dar kažką tai. Dievas mus išgelbėjo tam, kad mes stovėtume už Dievą. Jo teisingume. Kad už blogą atsilygintume geru. Kad tas, kuris mus šiandieną keikia, kad mes jį laimintume. Ir kaip mes kitą kartą tiesiog galbūt nesuprantame, kaip Dievas galėjo pastatyti šitokį žmogų. Kaip aš dažnai savęs klausiu, kaip Dievas leido pastatyti mūsų merą. Bet Dievas žinojo. Ir mes jį laiminam. Mes kiekvieną trečiadienį meldžiamės už jį, mes laiminam jį. Kad ir kaip bekalbėtų, kad ir kaip mes ką bejaustume, Dievas žino. Mato Evangelijų 5 skyrius nuo 43 iki 44 eilutės. Greitai dar permetam keletą eilučių. Mato 5, 43, 44. Sako, jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk savo priešo. Čia buvo Senajam testamente. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus. Čia visiškai mums nelabai kitą kartą įsipaišo šitie dalykai. Bet Viešpats pasakė, aš noriu, kad tu išgirstum, sako, o aš jums sakau. Aš didžiosios raidės. Reiškia, Jėzus palieka šitą žinią mums. Sako, jūs nedarykite tai. Žinote, prieš tai, kai mes toksime kovoti prieš kažką, mes turim aiškiai nubrėžti, apie kokį mes teisingumą kalbam. Vėlgi sakau, kad dažniausiai tas teisingumas mūsų noras, aš negaliu nepakęsti neteisybės, sako. Aš negaliu nematyti neteisybės, aš negaliu susitaikyti su neteisybė. Tokių daug dalykų yra. Ir va tas toksai negaliu, tai priverčia, ateina skausmas, ateina kančia, ateina sielvartas. Žiūrėkit, kiek jau tūkstančių žmonių žuvo kare, šitam 21 amžiaus kare. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Daug jaunų žmonių padėjo savo gyvenimus už valstybę,
už tiesą, už principus. Taip, aš suprantu, reikia ginti šalį. Bet aš kalbu apie kažką tai giliau, kad kažkas tai pabandė atstatyti teisingumą, bet kokią kainą. Bet kokia kaina tame. Daug mirčių, daug skausmo. Todėl šiandieną mes turime daryti tai, ką mes privalome daryti. Mes turime laiminti, mes turime melstis, mes turime, kaip sakant, neturėti nuomonės kažkokios tai ten, negalvoti apie kažką tai ten blogai. Viešpats viską sutvarkys. Atiduoti į viešpatės rankas. Ir tie pavyzdžiai, kuriuos aš skaičiau, aš irgi taip dar kartą pamačiau, kad Dievas padarė teismą. Be abejo, tai taip skamba žiauriai ir mes tada sakome, koks žiaurus yra tas Dievas. Koks žiaurus yra tas Dievas. Dievas, jis yra teisingas ir jis žino. Visa tai, kas vyksta, tai yra mūsų gyvenimo pasiekmes. Į mūsų gyvenimą ateina tam tikri dalykai dėl to, kaip mes gyvename. Ir aš manau, aš noriu tiesiog pabaigti ir keletą minčių dar išsakyti, tai kad bažnyčios žinia. Vat šiandieną mes turime aiškiai suprasti, kad kodėl aš neturiu ten eiti ir kovoti ir bandyti atrasti teisingumą, todėl kad šiandieno Dievo žodis mums aiškiai sako, kokia yra bažnyčios žinia. Kokia šiandieno bažnyčios žinia pasauliui. Ir aš manau, kad mes turime suprasti, kad mes matome šiandieną daug neteisybės, mes matome šiandieną daug pykčio, mes matome daug keršto, mes matome daug blogų dalykų, tokių, sakykime, to pykčio tiek daug yra, visa kita. Ir manydami, kad tapsime Mozę, kurie, žinot, ten išskirsim, kurie ten, tiesiog, žinot, kaip Mozė puolė išskirti ten. Vieną kartą egiptietis plakė žydą ir jis ten nužudė egiptietį netyčia, ten nustumdamas jį, gindamas. Mes kitą kartą įsivaizduojam, kad galim būti tokie taikdariai. Bet Dievas yra taikdarys. Dievas. Ir ta žinia pasaulyje, mes turim perduoti šitą žinią, kad visų pirma, jeigu mes norime nebematyti to pykčio, nebematyti to keršto, nebematyti šitų karų, mūsų žinia, kaip bažnyčios žinia, yra visam pasauliui. Kad žmonės visų pirma susitaikytų su Dievu. Žinote, kitą kartą mes bandome sutaikyti žmogų su žmogumi ir tai yra žmogiškas teisingumas. Bet tai neįvyksta. Tai yra labai sudėtinga susitaikyti žmogui su žmogumi. Žinokit, kai žiūri laidas, dažniausiai ką matai? Ten kitą kartą prabėga tam tikri tokie momentai. Tai jūsgi esat kaimynės, tai gal susitaikykite? Niekada. Niekada. Su šitą raganą? Ne, niekada. Suprantat, žmonės bando sutaikyti su žmogumi. Bet mūsų žinia kaip bažnyčios, susitaikyti reikia ne su žmogumi, o su Dievu. Jeigu mes kaip žmonės susitaikysime su Dievu, sugrįšime pas Dievą, visa kita bus taip pat sutvarkyta. Tada, kai tu susitaikysi su Dievu, tada tu galėsi susitaikyti ir su kaimynu. Yra toksai trikampis. Žinot, turi susitaikyti su Dievu, o tada tu atrasi malonę viešpaties akise ir tu pamatysi savo klystkelius, savo rastą, savo akyje ir taip toliau ir taip toliau. Todėl šiandieną Korintiečiams 2 Paulius sako, mums gerai žinoma rašto vieta irgi jo, 5 skyriuje,
2 Korintiečiams 5 skyrius, 19-20 eilutės. Sako, tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žinią. Brangieji, atsisuk į savo kaimynai, pasakyk, Dievas davė sutaikinimo žinią. Dievas įdėjo į mūsų sutaikinimo žinią. Mes turime nešti šitą sutaikinimo žinią. Mes turime nešti tą susitaikymą. Būtent su Dievu. Dievas įdėjo į mus ir sako, taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Suprantat, brangiai, mes esame tas šaltinis. Mes turime kaip bažnyčia šiandieną skelbti šitam pasauliui. Tau reikia Dievo, tau reikia šiandieną susitaikyti su Dievu. Jeigu tu nori nebekentėti, jeigu tu nori tiesiog ištrūkti iš šito pykčio kalėjimo, tau reikia šiandieną Dievo. 2 Korintiečiams 5. Ten aiškiai pasakyta, sako, jis sutaikino visą pasaulį. Jis jau viską sutaikė. Ir šitą žinią įdėjo tau ir man. Kad mes eitume ir kaip kad Dievas per mus kalbėtų kiekvienam šitam žmogui, kuris gyvena šitame mieste. Tau reikia susitaikyti su Dievu. Jeigu mes norime matyti mažiau pykčio, jeigu mes norime matyti mažiau keršto, jeigu mes norime matyti mažiau neapykanto šitame mieste, tarp mūsų artimųjų, mes turime melsti ir ateiti su šita žinia. Su žinia būtent, kad tau reikia šiandieną Dievo. Tau reikia susitaikyti su Dievu. Tau reikia šiandieną susitaikyti su Dievu. Ir žinote, tokiu būdu mes skelbdami, ir tai yra bažnyčios žinia, kurią mes šiandien turim aiškiai suprasti ir aiškiai nešioti savimi, neieškoti kažkokios tai apėjimų, kaip čia dabar mes tą teisingumą atnešim. Šiandieną mūsų žinia yra šitam pasauliui. Susitaikykite su Dievu. Ir mes pamatysime, kaip viskas pradeda dėliotis visiškai kitaip. Kol žmogus nepatirs Dievo malonę. Kol žmogus neišgirs Dievo žodžio, kol žmogus negaus atleidimą už savo nuodėmes, žmogus negali atleisti kitam. Bet kai jam yra atleidžiama, tada ir jis gali po truputėlį atleisti kitiems. Amen. Taigi Dievo teisingumas, tai yra Dievo žinia mums šiandieną, kad mes neštume būtent tą žinią, kad žmonėms reikalingas susitaikymas su Dievu. Amen. Mes galim pakilti visi ant savo kojų. Aš žinau, kad šiandieną, sakau, yra daug tokių vėjų, daug tokių įvairiausių pamastymų,